Labas rytas. Pirmadienis. Basankė. Mažiau žmonių. Nieks nebamba. Niekam netrukdau. Nieks nesiskundžia, kad čia su triračiais važinėja visokie. Fantastiškas oras. Reikia kažkur surasti espreso skanios, pakeisti kavinę, nusibodo toje pačioje gerti kavą. Sugalvojau, aš važiuosiu dabar ten, kur yra ir kastytis. Ir kavą gersiu ten, toj čili pizzai. Užvažiuosiu su to neįgaliuoju tenais į 3 aukštą. 2 aukštą, koks taras lauke. Jeigu to armonikistų iš Rusijos nebus, iš Ukrainos, tai ten tik įrėti, paro savo tą visoje tai aiškiai visų garsų susileidęs. Nu, gal kažkam ir patinka. Tai va, čia pasatėlis, nes labai gražus. Pasidegęs, kartą buvo sudegęs, lyg seniau ten dar kartelį buvo sudegęs. Kas dabar jame? Vila jūros akis, kur šitą ant tų čia stikliukų. Tai kas toliau. Kas neturime. Ten faina yra anoje pusėje pasivaikščioti ar pasivažinėti. Man tai smagiausia yra iš anos pusės pasivažiuoti. Kur čia policija žiūri, kad mašinos važinėja čia? Nu kaip gali būti? Žuvenė. Kažką tai valgiau, cibalinis. Tokia tiesiog žuvies atlikos su vandenėliu. Važiuojam kavos. Kas naujo šiaip čia? Nieko. Nu ką, važiuojam prisiderinti prie to 3 aukšto, matau laiptai jau tiesiai veda jau, matau jokių vežimų neužstatytų. Taip, aš galiu, reiškia, pirmą bėgį įsijungiu pirmą bėgį ir 3 kartus prisiderinu ir važiuojam. Ir važiuojam, sėkmingai. Taip. Čia kažkur tai. Labas. Taip. Nu dabar eisime kažkur tai tuos. Važiuoju į savo mėgstamiausią vietelę. Nu, aišku, čia jų tų vietelių yra daugiau. Nu, vieną kitą. Mėgstu iš tos pusės atvažiuoti čia. Pasiimti kokių nors riešutų.
vyno 200 gramų mililitrų. Ir čia taip gerai gamtoje pabūti su riešutėliais ir vynu. O čia va tiesiog kažkur vienų vietų pilna. Nors šito suolo prastai matosi. Vat mėgstamas suolas yra čia, dar ne čia, va ten, va tas ant viršos. Bet man ekstremas ant jo užvažiuoti. Vieną kartą su Alimu užvažiavau, bet aš daugiau nesiryžtu. Vat mano suolas, jisai užimtas. Nu, tada ką, sekantį žiūrėsime. Jeigu šitas užimtas, tada važiuojame, čia biškutį iššūkis. Nu, čia iš karto žemyn patrodame ir nuskestų. Ne, aš važiavau. Ok. Tada važiuojame kitą vietą savo pasižiūrėti. Jeigu nebus užimta. Va, tai čia fainiai. Kita mano vietelė štai šita, laisva. Laisva. Super. Atsirinkštim. Nu ką. Vat kai būna karščiai, tai čia realiai vėjas visada atvažiuoja, ramu, faina, vėsu, gražu, tylu. Tik tais aš atsivežu, kad nors gerą muzikėlę ramią ir nieko nemaišau. Fainiai. Fainiai, fainiai, fainiai. Ir dar triukšmo, ir baras į pasantis. Labas rytas. Dabar yra 8 valandos, po 8 šiek tiek. Ir reginys štai toks. Kaip faina. Jokių beveik nėra žmonių, nėra mašinų, kurie išsikrauna maistą, prekes. Vienas kitas sveikuolis. Saulė iš tos pusės, kaip keista, rytas. Basnažiaus gatvė. O lele, fainai. Oras fainas, minkštas. Nes žuvėdrus ir tos nešūkoja. Taip. Yra kažkiek tai tokių entuziastų mėgstančių į tanksų pasižiūrėti. Eina turbūt ant tilto. Labas rytas. Kur mes čia važiuojam? Kur mes čia važiuojam? Kas čia gali būti? Kas čia yra priešas? O čia kažkas tai ant tiltas. Žiūrėk tu man. O čia Palangos tiltas vadinasi. O kaip įdomi. Nu fai. Nu mes aišku dar ir ten nuvažiuosim iškutį. Mes tai laiko gagras. Alacağım. Gel. Yra šiaip prie žmonių, bet kažką. Dabar reikia uždegti.
Labas rytas, čia yra Palanga, Palangos Basanavičiaus gatvė. Čia yra Palangos kurhausas. Išvažiuoju į Klaipėdą. Klaipėdoje būsiu 12 val. Liepų gatvėje. Iki. Ką aš čia matau? Olandų kepurę. Važiuoju per Olandų šlipsą, per šaliką, ne, šlipsas. O, žiūriu, visiškai atnaujino, visi tą, kaip seniai čia nebuvo, visi turėklai, žiūriu, nauji. Aha, kiek tas tai įdomu kraštas dalykas šit. Jo, tai visai per kraštą, jo. Aš dar atsimenu, ten kokia buvo bent jau 5 metrai į priekį. Nu, bent taip atrodo dalykais, o dabar jau ant ribos, kažin kiek čia laikys dar. Nu, galbūt kokį nors specialų iki pat ten pastorius daryti. Na, taip, kad, žodžiu, kelionę tęsim. Fainai, atnaujino visą tą, visus tos medžius. Va, o ir aš dabar važiuoju tenais, sutiksiu tos pačius tą kolektyvą iš Palangos nakvynę, ne, centrą, kažkokią tai paramos, nežinau, centras, va. Tilpsim. Sėkmės jums. Ačiū ir jums. Sėkmės, ačiū, iki. Iki, laiminga jums. Giruliuose yra tokia faina kavinė. Tiesiai prie geležinkelio, prie kelio. Visada važiuojam pro šalį dažnai. Čia stabtelt faina ir kavos atsigerti. Na, aš dabar kavos negersiu, nes kavos jau prisigėręs. Bet eisiu su Saulium pasisveikinti. Sveikas, Sauliau! Išeik! Gerai. Tai čia! Gerai. Ištrauksiu ranką. Labas. Sveikas. Kaip sekasi, jau grįžti, ne? Jau grįžinėjai dabar. Gerai. Nu. Jau viskas? Ne, dar manęs laukia. Tu Klaipėdoj, ne? Jo, Nes buvo kolega tavo jo atvažiavęs, tai sakė, kad jo ten kažkaip tai vėliau biškį atvažiuos, tai jau prie savivaldybės tave laukia, ne? Jau už pusę valandos Melnragėje prisijungs prie manęs, važiuosim mes iki ten. Tai dabar į Ventspilį leidęs, ne? Jo, leisi ten, jo. Supratau. Nu ką, gerai, sėkmės. Ačiū, Kaip sekėsi, ačiū. po to atvažiuosi, papasakosi. Okei. Plak. Nu va, prisijungė Martynas Monikas. Valio! Kaipgi, kaip sekas, pasakok? Super, ačiū. Reikia palydėti savo klientą iki finišo. Liuks. Spaudžiam? Ne. Ar garbės važiavęs, atsileidę? Gerai. Nu. Reikia iš visas įsijungti. Eismo dalyje važiuojant. Kaip sekėsi kelionė, bendrai mačiau gedimų turėjai? Jo, tai čia buvo tiesiog apgedimai, jo, bet aš turėjau, iš tikrųjų turėjau kaifą, bendroje esmėje kaifą, bet biškutį kažkoje prasme užkniso dauguma žmonių, kurie tikisi, kad aš ten tą pilį arba aną pilį pažiūrėčiau. Aš aplamai kaifuoju nuo to, ką aplamai matau. Žinai, ir man ten tas pliusas, kad aš negaliu kažkur tai, žinai, nueiti ar o čia dabar Lietuvos visose užkampiuose, žinai. Ir dėl to man neprivalau bėgioti palei visus ten norus, žinai, pageidavimus, visas pilis parodyti. Jau labiau, kad pilis tai yra Google, įeikite ir pasižiūrėkite, ten visos tos vietos yra. Ką aš dabar čia subrašysiu jums tą kelią, žinai, kur pilis kokia, žinai. Nu taip nemažai takų praminės. Nu. Plius tokia kelionė. Nu. Tavo ilgiausia buvo? Nu jo. Tokia ant dviračio. Jo. O, sveikas. Aš biškį pavėlavau. Policija? Kaip tau sekasi? Gerai, tu policijos bijai, ne? Nu, biškį. Žiūrėk. Bet policija būna ir gera.
Kaip ir visur žmonės. Žinok, aš filmuoju, atsargiai. Ai, supratau. Mes iškirpsi. Nu ne, aš nekirsiu. Tai kokie Gintai didžiausi iššūkiai buvo? Užpakalis? Šikna, jo, šikna ir ranka degė. Ranka, nu, ten girdėjau, kad jeigu dvirtininkas sveikas, dvirtininkas silpnesnė ranka, jinai skauda ilgą laiką. O mano jinai konkrečiai šilpna, tai jinai degė tiesiog, skaudėjo beprotiškai. O paskui realiai aš šitą skausmą pradėjau užmušinėti. Tipo, nu, realiai, taip užmušinėjau, ir paskui vėlgi grįžau į šventę, žinai. Čia keliu dar nemylis? Jo. Pareigūnai pasirūpina saugiu eismu. Nu, ne, jie turėtų lydėti iš galo, iš galo dar gali. Eina, žinok, kiek visokių vairuotojų, aš šiaip Lietuvoje fainai, žmonės draugiški, o jie buvo ir tokių, nu, puristų, žinai, kažkokių važiuoja šonė, tavęs signalina, žinai, šokas, žinai, tas garsas toksai, nu ką darysi? Tai va. Džiugu matyti, visą Lietuvą apsukusi. Aš čia darbuose skendęs, dirbu ir žiūriu, Gintas jau Palangoj, Gintas jau Melnragėj, jau čia finišas. Šiandien dirbai? Ką? Šiandien dirbai? Jo. A. Visas dienas išskyrus sekmadienį. Nu, tiesiog pasivažinėsi, žinai. Ne, Gintai, ačiū, aš niekada taip ir neišvažiavom, kad leidžiantų kelionės, o Talvyda tokia graži. Ir Margų tik muzikos betrūksta. O, prašau, toj, uždėsime, toj muzika bus. Tiesas yra, muzikos betrūksta. Tojo. Palauk. Nu, kas čia vyksta? Technika nepavedė, mačiau kažkur reikėjo biškį. Ne, liuks, važiuoju su muzika. O, šviesas yra, muzika yra, nuotaika yra. Aš padinosiu. Legendinės. Kaip iš ryto skauda galva. Dabar jaunimas dainuoja, kad tipo dim pem, dim šiam. Ten dar visokie kitokie, žinai, angliški žodžiai. O čia rusizmas, žinai. Čia su tarmės žodžiais. Iš ryto skauda galva. Buvau užstumęs jušką. Vilkas daryto sportis. Jaučiu negerą kvapą. Sulandau raskladuškę ir susuku čekolą, o paduškas su matracu pakišu po etažerką. Nu ką, džiaugsta, ne? Stoti noriu gerti, žinau už taburetį. Buvau minimum viedras laso, turėjo likt nors sloikas. Sloikas. Iš to turčianiką ir betelnė iš dukrovkės. Bet vakar kažkas sugriudo čierkas ir mano žalią gurkę. Tik man nereikia aiškiai, kaip ką turiu daryti. Kansavas viską žino, Kansavas čia karalius. Kansavas! Važiuojam.
tavo kelionės daina gal oficialiai? Taip gausi, jo. Ir montažo lauksi Jo. šitą dainą. Jo. Malonu matyti tokią kelionę įveikus, tokią šypseną. Užsidėjau savo lošių. Didžiausią tašę. Buvau padėse. Užlipęs ant skarbongės. Skarbongės. Gatvės ropkės. Retroliko stotelės. Žiūriu, manęs jau laukia geriausia mano chebra. Tik tas chebra biškį vėlavo. Sako, nebūk tu šlangas, imk rublį, bus zacepas. Važiuojam pas Marytę, kad mūsų laukia Vycka. Nu, pažiūrim ten Liepų gatvį, kokia Vycka laukia. Kaip ką turiu daryti, Kansaras viską žino. Kansaras čia karalius. Kansaras. Nu tai kaip, važiuojam. Šiandien šventė. Svaig. Žemutinėlį. Šiandien šventė. Žemutinė pily. 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 Šiandien šventė. Aš tai galvoju, kad ten tas stovi TV3 operatorius, o ten žmogelis kažkas tai tas sustoja. Tie operatoriai jau pravažiavo. Priešais suskutą. Kas čia per šventę, ar kas čia vyksta? Kaip tu manai, policijos ekipažas, kas čia dvirtikų pila? Kažkoks tai renginys daug mieste, be kažką tai. Gintai, galimai... Ką? Galimai toks kintautas Rimtai? pervažiavo visą Lietuvą su triračiu. Arba pervažiavo kažką tai ant kelio, ne? Kažką pervažiavo, reiškia. Jeigu tiek policijos, Nu kažkas tai nežinau. tiek kamerų, Gintas kažką pervažiavo. Nu nejauku, žinai, kažkaip tai vis tiek policija, žinai. Gal koks karnavalas? Karnavalas Gintauto tada. Na ne. Smetinį dedam aplink Lietuvą. Nežinau, ne kiekvienas sveikom galūnėm pasiryžta aplink Lietuvą išminti ir kapuoti tiek kilometrų ir perlipti visus skausmus ir visus, kaip tu ten buvai sustojęs. Nebuvo kur apsistoti, dar skaudančią žūrą daminti reikėjo iki kito miestelio kažkur. Ai, jo, to vietoj irgi. Nu nieko visai Ir fainai. nusivylimų, ir pasisekimų, ir liūdesių, ir džiaugsmų. Va čia yra kelionės su gerais nuotykiais. Nu. Svarbiausia nuotykiai geri. Ir nuotykiai nesustabdė. Bet įdomu, kad kamera tave rodo ar ne? Į tave ar ne? Nu jo, kiek gal mataus. Gal važiuotai į priekį padok, nes aš tą kampą filmuočiau. Va,
Va, okei. Okei. Nu dabar tikrai įlipau į kalną. Tai va. Bet įdomu, ar aš filmuoju, ar čia man kamera ten cirkinis. Ten pasižiūrėti reikia. Šitą negaliu atsakyti. Aš jaučiu, kad nefilmuoju. Jaučiu. Tarkim, toks stabdys prieš. Filmuoja dabar, ne? Jep, Eina. ta mirksi raudona, filmuoja. Okei. 100%. Okay. Gal kad ten sustabdžiau, čia važiuoju. Bet vėlgi, tarkime, mirksi arba tas pagrindinis režimas įsijungia, ar netyčia, ar ne? Mirksi raudona, matau ekraną. Ir eina 18-19 sekundžių, tikrai filmuoja. Gerai. Aš tikiu. Kas čia buvo? Čia pervažiavau? Paskui. Nu. Būkim vaikais, gyvenkime kaip vaikai. Tai ką, važiuojam paskui policijos ekipažą, ne? Ką? Pusę įvedų, ten važiuokim. Negirdėjau? Važiuojam paskui policiją. Kaip jautiesi paskutiniais metrais? Oi, nebegaliu. Dėl gyvenimo. Žodžiu, tu neįsivaizduoji, nėra sveikatos. Vat valdžia kalta. Landsbergis, Putinas. Ir nežinau, kaip gali gyventi. Aš, pavyzdžiui, nėra džiaugsmo gyvenime. Tas sarkazmas lėstas. Jo, svarbiausia, kad, aš suprantu, kad būtų gerai sėdėti, žiūrėti televizorių, ten reklamas, viską, žinai, o dabar tik kankinausi visą laiką. Turėjau kančią, visą laiką turėjau kančią. Per kančias Jo. žvaigždės gintai. Kas to nesąmonė? Kaip čia sugalvoja? Na taip. Bet man tai įtartinai, kad nerodo to čia nieko, ką aš filmuoju. Aš jaučiu iš jo kažką pasidirbau. Gal dar elektrą padeda? Ne tą režimą įjungiau. Jo, bet... Ar tu jau važiavai? Ne, man perginu. Žinok, viskas filmuoja. Ne filmuoja. Gali būti, kad eina pagreitintas režimas, nes rodo vaizdą, reiškia, viskas bėgs. Taip. Jo. Bet rašo standartinis. Standart. Kur? Ant po kvadračiuko, va čia žiūrėk. A, standart. Nu gerai, bet kodėl nėra vaizdo? Čia yra dar ekraniukas, GoPro, gal dar reiktų spąsti. Čia jisai yra atbarėjai, tiek. Jeigu gintai, aš garantuoju, tave bus nufilmavę ir iš šono. Okei. Aš biškai pafilmavau. Nu va. TV3 pafilmavo. Nu, TV3 aš žinau, iš kur gauti tos įrašus, bet kad tu pafilmuoji, tai gerai. Filmavo irgi. Jo. O, čia žiūrėk, ką jau iškasė. Jo, čia viską išmėsiu, kad tai filmavo. Naujai nespėjo padaryti iki tavo sutikimo. Nu va, matai, ten turbūt buvo kokia nors rado, arba lovi, arba tenais kanalizacija, kažkas tai maišė, žinai. Tai va, o, tu filmuoji dabar, ne? Tai galima ir filmuoti. Tai va, sakau, kankinuos, pagaliau kančios baigėsi. Šitiek vargam. Ir kiek galima, žinai. Pagaliau žiūrėti televizorių ir reklamas. Svarbiausia sėdėti per televizorių, žiūrėti reklamas. Kuo daugiau. Bus ką žiūrėti. Tikrai bus ką žiūrėti. Aš visko dar nespėjau pasiekti iš tavo video. Tai dar bus ką žiūrėti, sakau, tiksliai.
Šypsokis. Nu, ten kažkas tai 2-3 žmonės yra kažkur atėję. Yra gatvė visai. Baigus gatvė. Ne, 5 žmonės gali būti. Nu, šeštas kalbų. Jo, buvo 6, 7, Įvas. Tu ten už vairo Įvas, 7. Šypsokis. Ir tu Gintautai pamojuoja. Sakau, policija pasitrauk. Valio! Pirmas užskurdėsiu čia. Epa. Labas! Paiksokit. Meilutė. Gintautai. Šaunuolė. Ačiū. Vantos. Sakei, ąžuolo vainiko nenoriu, noriu vanto. Super. Prašau. O, čia mes prie vantų dar maišelis, kad ir muliuką neužtektų. Gerai, ačiū. Kelionė. Paskui kaip nors Paskui gražiai kažką tai daryti, kažką, nežinau. Sakėt, nesutikti vainikų, tai sutikom su ąžuolinėm vantom. Jo, tokį šimtas kažkas. Ąžuolo lapai vis tiek bus, o karštoj pirty dar labiau įdės tau stiprybę ir tikimės, kad tu jau pradėsi nuo rytojaus ruoštis dar vienam projektui. Gintautai, tu jo keisi, bet dabar aš jau tau linkiu ir Gineso rekordo. Kas čia? Labas, Gintai. Labas, Maksimai. Čia šitas žmogus 2 kart pasaulio čempionas. Apgynęs antrą pasaulio čempiono titulą per šį laiką, prieš mėnuo. Porą savaičių. Jisai šviežus 2 kart pasaulio čempionas. O šitas yra Lietuvos čempionas antrą kartą. Neįgalus. Nu, tai vis tik čempionas. Galima jums uždėti va šitokį medalį? Nu, jėtų sunkus. Ir šitos balionus, jeigu galima, aš jums prisuksiu ten prie... Duok, aš nešiu, va taip važiuosiu. Pasvalė. Nu gerai, paskui. Okei, kas dar? Akis bėgioja, išbėgioja, nežinau ką. Sveikinu, pažįsti turbūt. Pažįstu, labas. Justinas. Gintautas Markevičius. Jo, Justinas Alšinskas surašėt man visą laiką. Ačiū. Na, Justinai. Kaip savijauta? Kokios nuotaikos? Nu, fainai, Einam, super. Gintautai, mes norim įsiamžinti prie tavęs. Tai gal čia? O kur, čia man tai, ne? O tą nereikia papsukti kažkaip, daug rankų. Aš atsiveręs su mėsos. Valdai Virgi, ateikit čia. Ateikit. Visi, kur tas Martynas? Maksimai, kur Martynas? Žiūrėjau. Kur Martynas? Martynai, ateik čia. Nu, ką darė fotosesija? Martynai, ateik čia, arčiau. Nu, galima čia Jo. Galit. Ne pirmą kartą prigintas tūkant. Į ką šypsotis? Bandykite mane. Okei. Oi, nekalbėk. Galime. Bandžiau kaip nors užmiršti, bet neįmanoma. Gintautai, žiūrėkit, aš nuo Klaipėdos miesto savivaldybės tikrai noriu pasidžiaugti, kad esat mūsų miesto švyturys. Šiemet yra Klaipėdos miesto švyturių metai paskelbti, tai labai didžiuojamės jumis ir džiaugiamės, kad padarė tokį tikrai gražų, didžiulį rekordą ir savo
savo įrodyti jėgas visiems, kad tai yra galimybė gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Taip, kad va, dovanoja Švyturį, kad tikrai atstovautumėt Klaipėdos miesto kaip Švyturį. Ačiū. Duokit 5, nu, laimingai. Ir aš rankiam paspausiu. Išlydėjau, padarėt didelę garbę visiems. Įrodėt, kad galima padaryti ne tik sveikiem, bet ir... Ačiū. Ir svarbiausia, kad pirmas klaipėdietis toks. Neįgalus, sveikas. Aš lygai Nu tai sveikas. ką? Sveikikis. Kivirčia gal einu. Galima dar prie kamerą jau lygite viską. Gal jums sunku tik tai stovėti, gal Žiūrėk, ne, stovėt normaliai. Įsikabinau gerai. Tiriam, gerai? Sekundė, man. Dabar paprašysiu jau, kaip sakant, išeiti iš kadro. Ačiū labai. Prašom. Šimtuokim, Gintautai, nes gyvenimo gražus. Visiškai nenorėčiau, kad jūs mums užleistumėte. Ai, čia prašom. Žydrūnai. Gerai, aš viskas. Tai palaukime. O tu, alio, ėjai файкотись? Ką darbai? Смотрел меня? Вот palangoj nusipaikslau, šiandien. Aš mėgu. Pasėmė, sakė. Švyturys tikras Klaipėdos. Tau tikrai grįžimų dienų. Jo. Sakykit. Sakau? Aš operatoriams klausiu, ar viskas pasiruošę visi? Gintautai, tai kaip apsibraižėt žemėlapį ir kiek laiko trukot? Paprastai. Žiūrėjau, kad būtų keliai asfaltais, net visokiais takais asfaltais, nes galiu nugriūti. Ir kiek laiko kelionė, dabar jau 12 diena, 12 dienų. Galbūt jau netgi atvažiavau anksčiau vakar į Palangą, galėjau, bet taip sudarim, kad reikia man 12 dienų, tai aš atvažiavau šiandien 12 dieną. Kiek įveikėt per tą žygį? Aš dar tiksliai nežinau, tada kai žemėlapį dariau, tai buvo 1150, o matomai dabar iš naujo perskaičiuos tos Strava duomenis ir tenais suvedimus, aš nežinau kiek tenais, 1100. Man tai nesmė. Tai ir sunki kelionė buvo, kas sudėtingiausia? Sėdynė, ranka, nugara, toliau nieks, toliau fantastika. Toliau aš džiaugiausi, mėgausi tuo, kad aš dabar esu Lietuvos kažkokio kitam krašte, kažkur tai Rudenį, kažkur Dzūkija, kažkur tai ir aš galiu pats nuvažiuoti. Vietoj to, kad ne su kokia mašina, su traukiniu, pas, su savo triračiu. Tai yra kažkas tai tokio, aš būdavo, kad netgi verdavau iš džiaugsmo, būdavo, kad dainuoju. Realiai paskui supratau, kad aš turiu būti toj kelionėje ne vienas. Taip ir įvyko. Bet buvo visgi lūžo kažkas gedo, kas jums padėjo? Nu kaip, lenciūgas nukrito, paskui kai turėsi kritinėti, aš išsiaiškinau, kad per daug pritepiau, tenais nereikia pritepti to lenciūgo tiek, jisai ten varvėja. Ir tas žodžiukas nupilėvoju, lenciūgą sutryniau ir paskui tą narėlius išėmė ten lenciūgą, žodžiu, tas meisas, kiemčiam, mes jau pasimečiau visi. Žodžiu, išsikeikė, visą tą pakeitė, išsikinervau, kokią porą valandų tvarkė, bet paskui neėmė pinigų. Sakau, kaip galiu iškeliauti. Tarkime, aš tas visus keiksmažius būčiau ir labiausiai kentėjęs, žinodamas, kad neįs pinigų. Aš visą laiką galvoju, kad kai žmogus keikėsi, o čia jau 50 eurų kaip pinigų, paskui dar keikėsi, jau 100 eurų, paskui dar keikėsi, o aš neišsimokėsiu, galvoju, o pasižiūrint nieko. Ja. Kaip žmonės sutiko? Svetingi buvo. Super, ja. Aš, netgi, man kartais, aš pas giminaičius buvau, pas pažįstamus, bet man viešbučiuose, kada aš jau miegoti, buvo toksai poilsis nuo to dėmesio. O čia, pavyzdžiui, atvažiavau į Palangą, į Kretingą,
viskas, iš tipo nėra manęs. Ir fainai. O ten aš žiūriu Lietuvos, visas pakampus, o, mes žinom, tai fainai, fainai. Šiaip, kodėl vis grįžotės važiuoti? Nu, aš jau sakiau pradžioj, 3 dalykai, kurie mane verčia, traukia visur toli važiuoti. Pirma, tai yra begalinis džiaugsmas, dar toliau važiuoti, dar daugiau džiaugsmas, dar daugiau šventės, dar daugiau kaifo, čia ne keiksmažodis. Antras dalykas, aš rodau pavyzdį. Pavyzdį supratau kokį, ne taip dėjoti, tarkime, kad viskas skauda, viską tą ir aš rodau pavyzdį, vat galima važiuoti, ar galima eiti, ar spolti, ar ką nori daryti, bet nedėjoti, stengiasi, nu realiai galima įdėjoti, jo, galima, bet aš, nu, antras dalykas, o trečias dalykas dabar, vat, man rėmėjų, ačiū Bitė, ačiū TV3, už finansinimą, palaikymą, visi draugai mane palaiko. Tai vot kažkokį, nes jeigu tai tokia situacija, tai dar daugiau kažką tai galima važiuoti. Tai koks sekantis žingsnis? Koks sekantis žygis? Nu, aš noriu važiuoti į Lietuvą, Latviją, Estiją. Jo, aš noriu važiuoti į Lietuvą, Latviją, Estiją, apvažiuoti. Kitą metą? Jo. Kiek laiko tam reikės? Nežinau, gal kokia mėnuo, gal dar daugiau, noriu neskubėti. Žodžiu, žygis baigęs, ruošiatės naujam žygiui? Nu kaip, net nesiruošiu, bet kažką tai visėsiu. Grandinės netepkit. Jo, netepti reikia, reikės remontuoti viską. Visą tą, nu, savo sveikatas, tą dviratį ten tik kišti ir kišti. Kadangi apmynėt tą visą Lietuvą kaip dviratininkas, ar pritaikyta, taip sakant, keliai mūsų Lietuvos važiuoti dviratininkam aplink Lietuvą? Nesikeikit? Ne, realiai ne. Ir vairuotojai nepritaikyti, realiai, bet aš pradžioje sutikau tokią šeimą, kurie irgi išvažiavo kelionę ir jie išsibambėjo, kaip keliai prasti. Ir jų tas išsibambėjimas man padėjo, kad kur čia prasti. Vis normaliai. Tarkim, nu, mane taip nutikė, kad siaubas kokie keliai, siaubas kokie kalnai. Viskas liuks, šventė. Galima važiuoti? Jo. Gavote vantų, tai koks čia simbolis, galit papasakoti? Nu, mes juokavome su savais, kad aš turiu pirtį ir sako, mes sakom, kokie vaidiniai, kad tau uždėsi, sakau, ne, sakau, vantų man duokit, kokiai vantų gavau, į pirtį. Nu, tai va. Namai nenugriuvo kartą savaitę? Ką žinau, turbūt, nes ten signalizacija yra, ką žinau, tai negavau pranešimo jokio. Tai keliais žodžiais, kaip apibūdintumėte šią kelionę? Šventės. Džiaugsmas. Keliai. Šventės, džiaugsmas. O kaip sveikatai kelionės? Nu, čia tema tokia, kur aš pats šaipausi iš tų, kurie bamba, bet realiai be galo skauda visi tie, nu, kad ir dabar, pavyzdžiui, ranka ir ta koja dega, ir šikna dega, ir viskas dega, nu, bet, nu, ką aš dabar čia, eisiu tokią organizaciją, kokią nors, kur galima ten dėjoti ir aš ten sakysiu, nu, taip yra blogai. Į pirtį, žodžiu? Jo, į pirtį. Jūs per dieną maždaug 100 kilometrų nuvažiuojate? Nu, maždaug, aš nežiūrėjau, neskaičiavau, tiesiog aš važiavau, ten, kaip sutikau vėlgi tos žmonės, šneka, per kiek dieną nuvažiuoju kažkada, arba kiek kalorijų, sakė, man tai nesvarbu. Aš žmogus romantikas, buvau dailininkas, man tai koks skirtumas, kiek aš čia ten nuvažiuoju ir kiek kalorijų sudeginti. Aš važiuoju į šventę, matau priešais, fantastikas, matau lauką, matau vaizdus, nu, kurios, aš visų galvoju, Lietuvos žmonės visi stengiasi prie jūros. Jie mažai mato, o aš ten nuo vaikysis, prie pat jūros. Dėl to man čia fantastika viskas, fantastika. Žiūrėjau, rekordų nesiekėt kažkokio, kaip sakė? Ne, nu aš pasiauk užfiksavau viskas. Jūs važiavot plentais visą laiką, taip? Ar teko bent kiek dviračių takais tenais? Taip. Aš netgi keisiu buvau važiuoju plentu, ne, ir ties Akmenė, nuo naujosios Akmenės į Akmenės, žiūriu šalia dviračių takas, žiūriu, aš gatvį važiuoju, įpratus.
Nu, kas čia dabar? Tas takas visą laiką reikia galvoti. Va įvažiavau, o, koks tai super takas. Ir jisai ten geras. Ir tokių takų, aš realiai nesisukau galvos, kur tenais plentas, kur takas, nes aš visada važiuoju gatvėmis ir, nu ką, man čia dabar grybauti tos takus. O kaip vairuotojai pravažiuojantis tenai? Nu, Kaip jie elgėsi? sakiau, buvo tokių, kad tipo signalina iš šalia, tipo, važiuoja grinai prie pat, vos neužkliūdamas ir dar duoda iš šalia esantį, duoda, nu, kam tu tik pipini, jeigu aš šalia išsigasiu, reiškia, aš tavo stiklo neištaškysiu, tai į tavo galinį ratą nepapulsiu. Kokia logika? Tai va tokių yra tokių, va aš juos pavadinau kuilys. O jūs sakote, aš buvęs dailininkas, ar gali būti buvęs? Aš nevaldau tos pusės dešinės, kad pašyčiau, aš, nu... Tai jūs ką, tapydavot? Taip, aš dailininkas. Taip. Profesionalus? Nu, ne, aš to mėginu, buvau tautodailininkas. Tautodailininkas. Tapėte. Taip. Aišku, kada šitą nelaimę nutiko? 6 metai. 6 metai. Prieš 6, jo, aš buvau kaip daržovė, metus laiko realiai net nestovėjau, tai dabar ir net vaikštinę nevaikščiau, tik tai su nuliu vežimėlį. Dabar dar nevaldau daug kas rankos nevaldau, bet ir netgi kalbėti negaliu normaliai, netgi ir, nu, taip to, čia daug tokių nesakau. Tai čia yra tas rekordas, ar visgi dar reikės sulaukti kažkokių tai rezultatų ir tolimesnių, nes kai išvažiavo, sakė, tai čia bus rekordas? Dabar Rekordo akademijai visą tą paketą suvesime ir jie užfiksuos. Nes realiai nėra niekas, aš kiek sužinojau, nėra niekas nuvažiavęs kažkur tai tipo aplink Lietuvą. Nusustojo elektrinių triračių. Nefiksavo. Automatiškai aš būčiau atvažiavęs mėnesį laiko, vis tiek rekordas. Vis tiek. Tai čia ta prasme, kad kaip neįgalus žmogus, ar ne? Jo, ar apskritai? Neįgalaus žmogaus važiavimas. Aišku. Kiek jums metų? 59 beveik kapeikas. Kada bus šiai? Sausio mėnesį. Tai kitą metą, 60-mečių, tą ilgą išžygį. Taip. O tai, pavyzdžiui, nežinau, ar žiūrėjot, ar tai būtų rekordas tas, pavyzdžiui, Lietuva, Baltija, Estija važiavimas, ar ne? Ne, aš negalvoju tokie dalykai, rekordas. Man tai iš viso šventė, visi tie važiavimai. O jų dėka, tipo, kad rekordas. Aš galiu tą dalyką formuoti klausti, aš galiu viešinti tą, aš galiu tą... Nu, kam aš būčiau įdomus, jeigu aš nefiksuočiau to kaip rekordą. O dabar su to, kad rekordą darau, okei, aš kiek dėmesio mažą. Tai ir įkvėpti gali, ta prasme savo bendraminčius. Taip. Ačiū labai jums. Prašau. Ačiū. Labą dieną dar kartelį. Dabar mes pasidarysim globos dienos pokalbį. Labai prašau, jeigu galite arčiau, galiu jums padėti. Jo, arčiau. Ir jūs ten vienai kažkaip arba jį... Čionai, va iš tos pusės. Iš ten. Jo, va, prie vairo. Čia šokoladas.